Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir po šiokios tokios pertraukos radau pagaliau kažką, ką norėčiau su jumis pasidalinti ir įprastai mes apie korpusus nešnekam, nes korpusai, tai dažniausiai būna toks, kaip čia skaitosi, dizaino, mados, skonio pasirinkimas ir šį kartą noriu su jumis pasidalinti apie šį korpusą, nes tai nėra vien tik dizaino, skonio ir mados pasirinkimas. Taip kad, ką mes čia turim? Ir šiandien pas mus yra Fractal Design Terra. Terra? Nežinau, kodėl vadinasi Terra. Iš esmės tai yra Fractal Design kūrinys skirtas ITX sisteminiam plokštėm ir kaip pasakytų, labiau toks Nordic stilius, nes atsiranda, matot, kaip kažkaip šito korpuso net kamera fokusuoti nenori. Atsiranda toks Nordic elementas, kai yra šiek tiek medienas, aišku, čia ne mediena, čia plastikas, bet toks truputį medienos elementas tiktų prie jūsų medinės klaviatūros ir spalvų pasirinkimas taip pat šioks toks egzistuoja, tai yra juoda spalva, egzistuoja žalia, kur yra šiek tiek blizgesnė, egzistuoja silver spalva. Visos jos turi tą medinį elementą, kuris, kaip pasakyti angliškai, nice touch, ok? Nice touch, tai nice touch. Ir pas mus yra juodas, nes mums prireikia gaminti kompiuterius, kasų kompiuterius ir norėjusi kuo mažesnės, kuo labiau kvėpuojančios, kad tilptų po stalu paslėptas ir būtent tai buvo mažiausias korpusas, kurį galima buvo surinkti, norint turėti vienus ar kitus komponentus. Žemiau jau keliavo NUC stiliaus dalykai, tai jau NUC, tai jau jūs negalite pasirinkti komponentų ir sėdis su tuo, kas sėdite. Tai kodėl aš jums apie jį pasakoju? Visų pirma, ši maža dėžutė yra įdomi vien tuo, kad nepaisant jos dydžio, jūs vis tiek galite turėti viduje pakankamai solidžią komplektaciją su šiokiais tokiais, vadinkim, minusais. Tai yra, kaip kai kurie revieweriai sako, kad yra 11 litrų, pats Fractal Design sako, kad tai yra beros 10,4 litro pats korpuso tūris, tai tikriausiai Fractal Design paskaičiavo, kad tai yra, išėmė visus metalinius elementus, paskaičiavo realų tūrį. Ir, pažiūrėkim, kuo visų pirma jis įdomus. Jis yra įdomus tuo, kad jūs turite tokias dureles, kurias dėja, jeigu labiau palankstysite, matot, šiek tiek kliba, jeigu labiau palenksite arba atsiremsite, tai tikriausiai šitų plastikinių laikiklių ir taip ir netekisite, taip kad rekomenduoju, jeigu kažką darote, maintenance ar dar kažką, tai tiesiog išimkite jas. Tas pats egzistuoja ir kitoj pusėje. Išimate dureles. Tada toks odos elementas, patraukite ir valio. Turite prieigą prie viso savo korpuso, kuris, jeigu ką, yra visai neblogas. Jo vidus siekia beveik 33 cm. Kaip pavyzdžiui, ši Gigabyte 6600 XT korta, jos vidus siekia maždaug 28 cm. Taip, kad kaip patys matote, čia gali tilpti visai solidi vaizdo plokštė. Čia priklausom labiau. Ir kas įdomu apie tai, kad čia dedasi vaizdo plokštė, viduje egzistuoja PCI Express 4 riseris, kuris po to jungiasi į sisteminę plokštę. Ir aš to išpakuosiu. Be abejonės, šone karts nuo karto matysite elementus iš mano surinkimo, kur matysite, kaip viskas atrodė iš tiesų. Bet gyvai parodant, toks dalykas kišasi į jūsų sisteminę plokštę, tai yra PCI Express 4 ir tokiu būdu gaunate vaizdo plokštę šioj pusėje. Ir turėkite omeny, kaip užsidaro šis baisus daiktas. Vaizdo plokštė tiesiogiai kvėpuoja per šias perforuotas skyles. Tai kaip ir, sakyčiau, toks, visų pirma jau galite įsidėti neblogą vaizdo plokštę. Šis daiktas reguliuojasi
čia, jeigu pamatysite, yra tokie, kaip čia, aš pavadinčiau, matavimo žymės, kurias atsukus galite visą šitą daiktą stumdyti pirmyn arba atgal. Aišku, nėra jokių fiksatorių, kurie leistų jums užfiksuoti, tai yra 7 padalos, tai kaip gaunasi, ką jūs prarandate, ką išlošėte. Čia statosi sisteminė plokštė ir leiskit jums parodyti tuoj. Įsivaizduokim, kad tai yra SFX ATX dydžio plokštė. Įsistatot plokštę, jūs uždedat taip, čia jūsų plokštė, čia jūsų procesorius dažniausiai būna šitoj vietoj. Ir jūs pagal nutylėjimą, jūs turite apie 8 cm. Tai pačiam aušintuvui liks kokie galbūt 6. Jeigu jūs tai tenkina, bet jeigu jūs turite, sakykime, norite dėti kažką gudresnio, pavyzdžiui, 60, kur turite beveik ne 2U, bet, ne 2 slotus, bet 2,5 arba net 3 slotus. Šiaip principai jūs jį galite sumažinti procesoriaus, kaip čia paminėjus, procesoriaus clearance, tą tuščią vietą, įdėdami siauresnį aušintuvą ir tada pastumti viską šiek tiek, kad turėtume daugiau vietos vaizdo plokštėje. Jeigu jūsų vaizdo plokštė yra tokia, arba, tarkim, 1 unito, arba grinai 2, kaip šita yra konkrečiai 2 unitų, tada jums lieka pakankamai nemažai vietos. Jeigu, sakykime, statysite plokštę, tai matot, lieka pakankamai nemažai vietos ir jūs galite visą šitą reikalą pastumti pastumti arčiau krašto ir turėti daugiau vietos procesoriui. Tai šitas korpusas yra įdomus tuo, kad jūs galite pasirinkti, kaip norite stumdyti pirmyn atgal, kas yra visai galbūt faina, bet kuriuo atveju turėkite omeny, reiktų Fractal Design manualę, kurį galite gauti PDF formatu, pasižiūrėti, kokia pozicija pritvirtinus jūs išlošėte arba pralošėte vietos, nes vietos yra tikrai mažai. Iš kitos pusės ir korpusas yra tikrai mažas. Turėkite omeny, kad jo plotis yra 15 cm, jo bendras ilgis yra 34 cm, o jo aukštis yra 22 cm. Tai viskas yra labai labai siaura ir net maitinimo blokas jame telpa SFX arba SFXL, bet rekomenduočiau dėti SFX, nes tiesiog, matysite šone, kabeliavimas yra tragedija. Ir dar labiau patarčiau turėti modulinį maitinimo bloką, kad galėtumėte atsisakyti nereikalingų kabelių. Ir kas liečia patį korpusą, tai yra gana tvirtas metalas ir kaip matot, aš jį bandau judinti, jisai tikrai tvirtai stovi, nėra to tokio, net matot, be šoninio sienelio nėra to tokio judesio, kas mane labai džiugina, bet tai yra Fractal Design, vadinkim, prekės ženklas, tai to tai reikėtų tikėtis. Bet kitos spalvos, kiek žinau, neturi tų problemų, bet juoda spalva, pažiūrėkit, aš jį jau šiek tiek pačiupinėjau, matot? Ir mano pirštai yra sausi. Įsivaizduokite, jeigu būtų suprakaitavę, dar geriau būčiau neseniai valgęs burgerį. Tai yra, ir nepaisant to, kad jis gerai tepliojasi, daug kas tepliojasi, net laptopai tepliojasi, bet jį nuvalyti, irgi pakankamai didelis iššūkis. Tai čia vienas iš tų dalykų, kur, mano nuomonė, juodas matinis atrodo gražiausiai iš visų korpusų, bet jo priežiūra bus pati didžiausia tragedija, kokią galite turėti. Ir dabar grįžkim prie, sakykime, aušinimo. Manualė parašyta, kad galite įtalpinti vieno, 120 mm vandens aušinimą, kur, kaip čia pasakius, asmeniškai aš nelabai supratau, kaip tai galima būtų padaryti. Tam tikrą prasme, žinokit, neįsivaizduoju, čia sisteminė plokštė dedasi, čia dedasi jūsų vaizdo plokštė, čia PSU.
čia tikėtina, kad kalba buvo apie vamzdelio perkišimą per viršų ir, galite pažiūrėti manualę ir montavimą kažkurioje pozicijoje. Teoriškai tai, praktiškai aš neįsivaizduoju, turėkite omeny, kad vandens aušinimo čia tikrai nerekomenduoju dėti ir net jeigu dėsite vargu, ar tai atrodys labai protingai. Nežinokit, neįsivaizduoju, kaip čia turėtų tas aušinimas silpti. Korpuso aušinimai, turėkit, kaip čia. PSU trauks orą per perforuotą skylę. Procesorius, jeigu oro aušinimas per perforuotą skylę, vaizdo plokštė per perforuotą skylę, tai kaip ir jie kiekvienas turi savo ekosistemą ir per daug vienas kitam netrukdo, nes visi kvėpuoja kiaurai, durkių pritrauks irgi daug, tą reiktų daryti omenyje, bet jie paminė, kad galite dėti vieną aušintuvą. Čia būtent apačioj skylės egzistuoja. Tiksliau labiau čia. Ir tą aušintuvą principiai dėti galima. Deja, įvyksta tai, kad visų pirma maitinimo blokas turi būti SFX, o ne SFX-L, ne large tas vadinamas. Visų antra, įdėjus maitinimo bloką apačioje, kaip tyčia apačioje, kabeliai visi iškeliauja, todėl tas korpuso aušintuvas turėtų tada tikriausiai būti išorėje, kuri, bet vėlgi, kojelės yra tik tai, jūs turėsite 2,4 cm aukščio čia, kad laikyti aušintuvą išorėje, bet tas vėlgi aušintuvas tada bus neapsaugotas visiškai nuo fizinio jo poveikio. Į vidų dėti tada jums kaip ir vietos pritrūks kabeliams. Tada vėlgi ir kitoj pusėje yra aušintuvas, kurį galima būtų teoriškai prisukti. Bet aš sakyčiau, kad tai yra tokia šiek tiek misija neįmanoma, mano nuomonė. Aišku, mes, kai dėjome kasoms, konkrečiai kasoms, kompiuteriniams kasoms, vaizdo plokštės nebuvo, buvo pakankamai vietos, mes sugebėjome įdėti tą vieną aušintuvą, bet ten buvo labai jau suspausta viskas. Ir todėl tai, aš sakyčiau, vieną aušintuvą galbūt taip, bet du aušintuvus tikriausiai ne, nebent jie ploni ir pritvirtinti iš išorės korpuso, kas man, pavyzdžiui, nepatiktų. Prieduose, gaunat priedų šiaip neblogai. Kabelių mountinimas, prailginimai galbūt maitinimo bloko, visą kitą gaunate vieną tokį SSD tvirtinimą, kuris vėl, turėkite omeny, jeigu čia įdedate aušintuvą apačioje, SSD tvirtinasi, net ir kabelis trūktų. Kaip ir visi SFX buildai, yra, su jais dirbti yra neįmanoma. SSD tvirtinasi apačioje, jeigu turit SATA. Čia SSD ir jų nuomonė šitie laidų tvirtinimai turėtų jums pritvirtinti dar vieną SSD. Tai kaip ir du SATA SSD gali turėti. Jeigu būtų 2,5 inch diskai HDD, čia netvirtinčiau, nes man kažkaip nelabai tvirtai atrodo šitie susiegimai. Čia nebent tvirtinčiau, bet vėlgi tiek aušintuvų daug pakankamai vibracijos, aš net nesu tikras, ar tai saugu. Tai kaip ir SATA SSD galite įdėti, bet jeigu yra galimybė turėti M2, tačiau naudokite M2, sutaupysite vietos, nes kai jums įdėjus šiuos du kils noras juos sukabeliuoti, tada jūs panaudosite ne vieną nelietuvišką žodį. Tai jau čia mano toks pastebėjimas būtų. Dabar, kaip čia pasakius, kaina. Kadangi išvardėjau, nesu tikras, ar išvardėjau daug pliusų, dar vienas, galbūt čia labiau minusas būtų. Front I/O kabelių, aš ko nesupratau. Turite vieną USB Type A, kuris tvirtinasi per... čia daug pririšta, bent jau supakuota buvo gerai. Kuris tvirtinasi per vieną
tokį kabelį, kurį tikriausiai visi pažįstate. Bet nuo šio kabelio galima buvo padaryti 2 Type A. Kodėl buvo padarytas tik vienas, aš neįsivaizduoju. Tikriausiai viena juosta yra nepajungta, bet jeigu tu kabelį darai, tai galėjai 2 padaryti. Kam vienas šitas minimalistinis dizainas, neįsivaizduoja. Ir turite vieną Type C, kuris, valio, Type C yra Type C. Bet galėjo būti 2 Type A. Ir kadangi jau tokius 2 kabelius padarėt, kur priekinės ausinių jungtis? Tai, gerai, norėt minimalistinio, gerai, vienas A, vienas C ir kombo tada galėjote įdėti. Bent jau kombo. Tai jeigu įsivaizduokit, turite gražų monitorių, Nordic stiliaus korpusą, jį statote tikriausiai viršaus, ten visą kitą, galbūt montuojat kokią muziką, užsidedat ausinės ir tada į galą kišate tą ausinį. Tai priekį galėjote padaryti. Aš neįsivaizduoju, kodėl. Čia mano nuomonė yra blogai. Maitinimas, vėlgi, kadangi jis yra viduje montuojamas, turėsite prailginimą. Prailginimas automatiškai prarandant funkciją naudotis mygtuku, bet turint omeny, kai viršutinė panelė lengvai nusiema, tai kaip ir ne problema. Tai kaina. Kaina Lietuvoje svyruoja priklausomai nuo spalvos ir kiek tiekėjai nori jį įsiparduoti, nuo 160 iki 193 eurų, kas yra labai daug, turint omeny, kad Amerikos doleriais pats Fractal Design savo puslapyje žymi kaip $163. Tai kaina yra tikrai Lietuvoje padidinta, bet juos perka, nes kai jų reikia, jie atsiranda, turbūt atsiveža kelis vienetus, tai jį dingsta ir vėl laukia mėnesių, kol vėl atsiras. Tai juos tikrai žmonės perka. Ir kaip vadinkim su thermals, su temperatūrom. Temperatūros yra, manau, geros. Tik dabar, Tai šitas korpusas, jisai yra tik pavadinimas, kad tai yra korpusas. Realiai tai yra vienas didelis, net nežinau kaip pavadinti, grilis. Jisai tai tas pats, kad komponentus jūs padėtumėt šalia vienas kito ant stalo, tai čia kažkas tai tokio. Viskas per visur kvėpuoja ir tos temperatūros yra tikrai neblogos. Didžiausia, ką man pavyko įkišti, tai buvo 7900 XT, kuri yra beveik 2,5 dydžio. Procesorius 5950 su Noctua žemesnio profilio aušintuvu, kuo puikiausiai telpa. Jeigu vaizdo plokštė jūsų yra tik tai 2 slotų aukščio, jūs be problemų galite prasisukti ir su standartiniu AMD Wraith aušintuvu, kuris irgi kuo puikiausiai telpa ir veikia ir panašiai. Minusas, reikia turėti omeny, minusas yra tas, kad Fractal pasirinko tokį savotišką grilio dizainą, o ne tinklelį su mažytėm perforuotam skylutėm. Kuo tai skiriasi? Šitas grilio dizainas, kai aušintuvas yra pakankamai arti jo, sukelia tokį ūžesio garsą, tokį, net nežinau kaip įvardinti, galėsiu parodyti, sukelia ūžesio garsą, kuris nėra malonus. Aš suprantu, kad jie pasirinko dizainą taip, kad aušintuvus teks galbūt pasireguliuoti profilius, kad taip nezystų pausim, bet tas zyzimas bus. Ir nors, jis nesilanksto, jisai gana tvirtai atrodo, tai barškėse nebus, bet zyzimas bus. Todėl galbūt revizija numeris 2 galėtų būti truputėlį kitoks tas išpjaustymas, išperforavimas. Bet, jeigu pasireguliuosite profilius, jeigu jūsų kompiuteris nesisuks kiaurą parą 100%, tai problemų tai kaip ir nesukels, bet perkaitimo tikrai neturėsite. Tai mano 50 centų, vadinkim, atrodytų taip, kad kūrinys geras, surinkimo kokybė man patiko, minimalizmo šiek tiek per daug, trūksta I/O, juoda spalva matinė labai tepliojasi, ką turbūt čia ir odos gabaliukų gali prisirinkti, labai tepliojasi. Įtalpinti gali daug, bet galbūt pasigėdau korpuso aušinimo. Tai toks, aš sakyčiau, mixed dalykas, bet šiai akimirkai, šiai dienai kažko geresnio į tokį mažą tūrį aš tikrai neradau. Kažko geresnio. Yra tų pasirinkimų, kurie galėtų būti jam konkurentai, bet pagal metalo kokybę, pagal tvirtumą, išskyrus šitą daiktą, kurį tikrai lengvai sulaužysite, jeigu persistengsite,
pagal tvirtumą tikrai geresnio kažko neradau. Ir galbūt, sakykime, yra tų tokių neapgalvotų detalių, kurias Fractalas tikriausiai pataisys, jeigu šitas korpusas įgys šiokią tokią publiką. Vienas iš variantų būtų, kad jeigu naudojate apvalų aušintuvą, pakankamai platų, kokį 90 cm, 92, jeigu būtų tiksliau, arba 120 netgi, apačia yra šiek tiek uždengia aušintuvą. Tai jeigu aušintuvas, vadinkim, yra toks, tai aušintuvo apačia yra uždengta, kas vėl gali sukelti papildomą ūžesį. Tai va čia buvo neapgalvota vieta. Nepaisant daug tų tokių niuansų, kuriuos galbūt galėtume ištaisyti versiją 2.0 ir didelės kainos, kurie yra išpūsta mūsų Lietuvos rinkoje, atskaitau, kad toks minimalistinis korpusas tikrai galėtų jūs tenkinti. Įsivaizduokim 5, na gerai, ne 5.8, tarkim, įsivaizduokim 7.8.0.0 arba 7.6.0.0x arba X3D, ITX sisteminė plokštė, NVMe M2 SSD, ten terabaitų ar 2 terabaitų jūsų žaidimams, kadangi jūs nereiklus, jums nereikia daug žaidimų, 32 GB ramų ir koks nors 40, nežinau, 60, gal 40-70 super. Į jauko puikiai sutilps, šiek tiek šilumos jisai spinduliuos, nes vėlgi komponentai šylo, jis yra kiauras, bet jūs tokią dėžutę labai nesunkiai pasistatysite prie monitoriaus, jinai praktiškai pasislėps už monitoriaus ir bus visai gražu, dar jeigu vieną kitą RGB juostą įdėsite, tai viskas gražiai viduje persišvies. Tai vat, aš manau, vertas dėmesio, jeigu jūs sutinkate už šiokį tokį pasikankinimą sumokėti lietuvišką premium kainą. Aišku, nebejoju, kad už kokių gal metų jisai ir atpigs, bet vėlgi čia greičiau tikriausiai išleis versiją 2.0. Tai būtų tiek, vat, šiek tiek parodžiau ir vaizdų, kaip pavyko man pačiam su juo susidoroti. 3 jau pardaviau, aišku, visi nežaidiminiai, visi iškeliavo į kasų kompiuterius, ten yra integruota AMD vaizdo plokštė su RAID 1 masyvais, todėl problemų dėl vietos nebuvo, nes nereikėjo didelios, ar bent jau vidutinės vaizdo plokštės kažkaip bandyti jį įkišti, kas, manau, irgi ne problema šitam korpusui. Tai va, šiam kartui tiek, po šiokios pertraukos štai jums vaizdelis, bandau aš rasti vis šiokio tokio turinio, kaip galima būtų kažką jums organizuoti, matot. Aš jūs parašot komentarus ir nesidrovėkit, rašykit komentarus, kiekvieną neatrašinėjau, nes vėlgi, YouTube komentarai tai nėra diskusijų vieta, visai ką galite parašyti mums Facebook'e tiesiai į privatą. Tai, bet aš visus jūsų pastabas atsižvelgiu ir ten, sakykime, kažko neparodžiu arba galėjau parodyti, kaip susisetupinti, tai stengiuosi pasitaisyti, bet ir nenoriu, kad video per daug užtruktų, nes pats žinau, ką reiškia žiūrėti, pavyzdžiui, Gamer Nexus 40 minučių video, kurias beveik 15 minučių sudaro lentelės apie performansus ir benchmarkus. Na, užmigti gali, bet miegui tinka. Aš nenorėčiau, kad mūsų kanalas taptų jūsų lopšinė prieš miegą, todėl stengiuosi glaustai, bet ir tuo pačiu kažką padengti. Tai jeigu ką nors praleidžiu, rašykit, pasistengsim pasitaisyti ir į kitą įdėti papildomai tai, ko pritrūko. O šiam kartui tiek, susimatysim kitam video ir ate.